Tema: viso grūdo kvietinė duona su raugu. Tikslai: savarankiškai paruošti tešlą gaminiui. Nustatyti žaliavų kokybę organoleptiniu būdu. Patikrinti raugo kokybę jusliniu būdu. Uždaviniai: parinkti reikiamą inventorių ir jį pasiruošti naudojimui. Pasiruošti žaliavas naudojimui ir jas pasisverti pagal receptūrą. Užmaišyti tešlą, ją subrandinti. Suformuoti pusgaminius, juos iškildinti ir apdoroti prieš kepimą. Priemonės užduočiai atlikti: tešlos maišytuvas, rauginimo kildinimo spinta, tešlos dalytuvas, svarstyklės, darbo stalai, kepimo krosnis, skardos, matuokliai ir kiti. Receptūroje nurodytos žaliavos bus reikalingos duonos tešlai paruošti. Viso grūdo kvietinė duona su raugu. Žaliavos pavadinimas: viso grūdo kvietiniai miltai 150 gramų. Kvietiniai miltai 550 d 250 gramų. Paruoštas kvietinis raugas 300 gramų. Vanduo 18–20 Celsijaus 250 gramų. Kviečių gemalai 30 gramų. Druska 15 gramų. Medus 45 gramai. Iš viso 1040 gramų. Darbo eiga: viso grūdo kvietinės duonos tešlą ruošime su raugu. Raugą turime pasigaminę iš anksto, tai yra nuo ankstesnio kepimo. Todėl jo gaminti nereikės. Prieš ruošiant tešlą reikia patikrinti raugą. Tai atliekame taip: reikia perbraukti su mentele per raugą. Viduje matysime daug oro burbuliukų. Masė turi būti labai lipni, sviesto spalvos. Gali būti lengvai rūgštus alkoholio kvapas. Toks raugas jau tinkamas naudoti kepimui. Jei gaminsime ne iš karto, raugą galime uždengti ir laikyti šaldytuve 2–3 dienas, nemaitinant. Į maišyklę supilame vandenį, raugą ir medų. Gerai išmaišome. Supilame likusius produktus, galima pridėti 5 gramus kmynų ir užminkome tešlą. Minkome apie 10 minučių, kol tešla taps elastinga, tampri,
nelips prie rankų ir indo sienelių. Tada tešlą paliekame 20 Celsijaus temperatūroje rūgti 2 valandas. Po to iš tešlos formuojame kepaliuką. Jį apvoliojame miltuose ir įdedame kildinti 25–30 Celsijaus temperatūroje apie 2–4 valandas, kol kepaliuko apimtis padidės dvigubai.